Nu ko, привет. Šiandien vėl kiniška produkcija rubrika. Nusipirkom pjūklą, pjūklelį iš kinų. Kiniška. Nekreipkite dėmesį, po potviniausias skleps buvo vis patvenis. Pabandysim išpakuoti, pažiūrėsim, kaip man čia atrodo. Ansai Lietuvoje kainuoja apie 150 eurų. Šitai tas aparatas. Aha, taip lengviai nenori pasiduoti. Apie 150. Šitas vat kainavo. Pas alaktą pastaplint kinietį. 47 eurai. Ta prasme, atsiliepimai buvo labai geri. Visi labai džiaugiasi, taip toliau ir panašiai. Nu, pažiūrėsim, ar ir mes atsidžiaugsim. Šitą trantą išbandę. Kur tiesi pjūklę? Pjūklelį. Va. Tokis savo pjūklelis. Bandysim užmesti ant šitų staklių. Pažiūrėsim, kaip ansai pjauna. Ar normaliai pjaus, ar nelabai normaliai. Prikišim akį. Prisisukom. Atrodo tvirts. Kaip čia suks. Pirmą turim 3 ant 4. Senelė čia berods yra 2 ar 3. Nu, toks. Šudnikėliams tokiems daryti. Antrą bandysim va tokį kolbazinį vamzdį. Praktiškai aš visą laiką su maždaug tokį metalu dirbu. 3 ant 4, 4 ant 4, 2 ant 3, 5 ant 5, didžiausias būn 10 ant 10, 10 ant 12. Bet reti kuomet taip ta būn, tai ant peraks užteks perpjauti. Dabar pabandom, kaip ansai riešu. Čia vat liko vat toks vat, reikėtų vat dasišmirgeliuoti, norint normaliai pasidaryti, nu, ta prasme, gerą briauną pasidaryti. O čia briauna labai gražiai nusipjovus, juk užvartų nėra palikę per tokį va planytį. Ok, tą šiukšlyną metam šitais, tarkim, tokiu. Kaip nors bili, kaip svarbu, kad ant čia mums prisisuktų kažkur per kažkurią vietą, kad netintaliuotų. Prisitvirtinam. Pažiūrėsim, kaip vamzduką pjauna. Va. Nu, bandom. Biškį rimtesnį. Labai gražiai nupjovė. Labai gražiai. Ir aš čia net nespaudžiau. Ta prasme, aš nei biškį nespaudžiau. Dabar pabandykim taip iš jėgos biškį pagrūsti. Pažiūrėsim, kaip reagos tas diskas. Taip, nu žinot, taip biškį vyriškiau. Taip, spustelėsim. Pažiūrėsim, kas bus. Čia dabar taip ant durniaus taip jovė. Opa. Čia nelygiai aš pasidėjau, nes yra firins, bet dėl tiek vaikų bus.
Na, bando. Paspaudus, užvartėlė liko, bet dėl tiek. Bet pjauna tai su ambrazyviniu visiškai nėra ko lyginti. Ambrazyvinis yra šiukšlių krūva palyginus prieš šitą. Kaip tie dantukai, nu atrodo, visi yra. Bet ne vis vienodi, kiti tokie. Gal čia taip turbūt, nežinau. Nu, manau verts į to 47 eurų dėkim pidisoką. Vis geriau mokėti pidisok, nei 100 pėm. O kiek laikys? Nežinau, kiek laikys, kaip čia paskaičiuoti, kiek laikys. Metaris nepaskaičiuos, kiek atpjaus. Bet ant skaityk kainuoja toks kaip pusę ambrazyvinio. Nuperki 2 ambrazyvinius arba vieną tokį. Aš blemba garantuoju, kad šitai tas viens laikys tikrai ilgiau ir su žymiai ir geriau pjauti negu su ambrazyviniu. Tai įmesiu nuorodą iš AliExpreso, kur aš šiandien pirkau. Nusipirkite ir jūs nevarkite. Rekomenduoju. Geras kinietiškas šlamštas.